Ką tu čia darai, ką? Kuo čia darai, spinnerį, ką? Kaip pasigaminti tikrą suktuką? Sveiki visi! Šiandien jums parodysime, kaip galime pasigaminti bet kokį suktuką, kai turime guolių. Pirmasis – flomasterių suktukas. Tokius mažučius flomasterius priklijuoju prie guolio su karštais klijais. Šis guolis yra paimtas iš paspirtuko. Gerai, baigiam klijuoti nesąmonės ir imamės rimto darbo. Antrasis suktukas – iš veržlių. Prie guolio priklijavau didelės veržles. Jeigu senasis guolis sunkiai sukosi, tada jos reikia sutepti su WD-40. Mes naudojame skudurą pasitiesti, kad nesugadintumėm stalviršio. Tada suktuką nuvalėme ir bandome sukti. Mes ant šio suktuko sudėjome nedidelius magnetus ir sukome neliesdami rankomis. Tokiu pačiu principu pagaminau ir mažesnį suktuką iš mažesnių veržlių. Nu, patiko šitas tau? Šis suktukas labai patinka patiems mažiausiems. Trečiasis – gigantiškas suktukas. Paėmėm daug didesnį guolį iš skalbimo mašinos ir prie jo priklijavau paspirtuko ratukus. Didžiulis suktukas. Toks tikrai tarp pirštų netelpa. Taip paspirtų dabar. O, žiūrėk. Na, palyginam su paprastu suktuku. Didelis. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleiskite naujų filmukų.